M-O-N-S-T-E-R. Monsters, monsters, yes we are. Hey, Vegas got me falling apart. Draculaura stealing my heart. Claudine Wolfie make me holler at the moon. You're a finest fish in this lagoon. Cleo the Nile, you so beguiled, even though you act so vile. And Deuce has stone cold style. These are my boobs, my skeleton crew, a little strange, but so are you. Don't you wanna be a monster too? O, jai tikrai patiks. Paklausyk dar vieno pašėlusio Klaudijos nuotykio. Jėga. Brangi sesė, pati karalienė pakvietė mane į Londono rūmus. Kai karalienė pakviečia tave į karališką pokylį, atrodo, kad ten kam nors bus linksma. Jūsų didenybė. Aš galiu paaiškinti? Mesk dar! O, tai visai smagu! Šauniai padūkom. O paskui sutikau legendinį vandenynų tyrinėtoją Žaką Krusto. Faina. Tegu ji tik greičiau rašo, kas bus toliau. Paulin vis dar mano, kad Klaudijos aprašomi nuotykiai tikri. Jis žiauriai nusivils, kai sužinos, kad jie išgalvoti. Liaukis, nieko čia baisaus. Mes su Žaku puikiai leidom laiką plaukėdami jūroje, o jo kepurė neišlėkė per bortą, tad aš nėriau paskui ją. Bet ją pačiupo didžiulis kalmaras ir aš turėjau su juo galynėtis. Laimė man pavyko atimti kepurę ir laimėti povandeninių imtynių dvikovą. Ar girdėjot, ką nors panašaus? Vis dar nenori jai pasakyti? Tai mes turime pasakyti jai švelniai, kad jis smarkiai nenusiviltų. Gerai. Mokiniai, ateikite į nagų salę, kur Paulin skaitys naujausius savo sesers Klaudijos nuotykius. Žakas pasiėmė mane į savo salą atšvęsti ir tada... Juk aš skaitau Klaudijos nuotykius. Dėl tų nuotykių. Šiaip jau jie... Visiškai netikri ir išgalvoti. Aš žinau, juk mūsų sesuo rašytoja, visa mokykla tai žino. Sako Paulin. O, kągi tada? Skaityk! Kaip ji baigsis? Eime iš čia. Tai bus nuostabu. O, sugalvojau. Bus dar vienas nerealus nuotykis.